Sveiki, čia laida Pasikalbėjimai automobilyje. Ir šiandien šiame puikiame automobilyje turiu svečią Julių Kasnauską. Sveikas, Juliu, su gera nuotaika, šypsena veide. Saulė šviečia, taip. Ja, taip, saulytė šviečia. Ir kaip, ar ne per karštą tavo, ar? Ne. Ne, įpratęs prie tokių karščių. Ne, kondicionierius mažinai. O šiaip kaip, nes daug žmonių tai tiesiog neperneša tokių karščių, kaip pačiam. Nu, aš kaip, žinai, viršsvorio neturiu, tai man kažkaip tie karščiai nelabai rimti. Tai vasaros lauki ir vasaro patinka, taip? Jo, vasara patinka tikrai, karšta, geras oras. Atsipalaiduoji? Nelabai turiu laiko, žinai. Nelabai turi laiko? Tai kokia tavo vasara, kodėl neturi laiko? Nu, vasaram, jau antrą vasarą šiais metais išvažiuoju į užsienį dirbti į Olandiją. Tai va. Ir ką ten dirbi, statybose kokios? Ne, dirbu braškių ūkyje, ten skinam braškės, ruošiam, viską darom, kad jos užaugtų ir tiesiog nuo pat pradžios iki pabaigos. Tai vienas važiuoja ar su draugais kokiais? Važiuoju vienas, bet jau draugai mano yra ten, gal mėnesį laiko jau. Seniau, šiaip visą vasarą reikia dirbti ilgas valandas, tai... Taip pat darbo nebijai, taip? Ne, tikrai nebijau darbo, tai niekada gyvenime, manau, nebijosiu. O tai dirbi tik vasaros metu ar ir studijų metu? Šiais metais pradėjau dirbti, grįžau iš Olandijos, mėnesį gal nieko neveikiau, tiesiog ėjau į paskaitas, o po to susiradau darbą telemarketingo firmai, kur, skambučiai, pardavimai telefonu, taip sakant. Tai tada išdirbau iki pat dabar, iki sesijos, dabar vėl išvažiuoju į užsienį. Tai man teko girdėti, kad šis darbas, tas, skambint klientam ir ieškoti klientų yra, jis vargina ne kiek fiziškai, kiek psichologiškai, ar tai tiesa? Ir kaip pačiam buvo? Kaip, kiekvienas darbas vargina, tikrai vargina, kadangi mano buvo tikrai šitas pirmas toksai darbas bendrauti su klientais. Taigi, kai per dieną pabendrauju su 100 klientų po 2-3 minutės, tai kažkaip jau grįžus namo tiesiog nebenori nieko daryti, tiesiog atsigulti ir nieko negalvoti paprasčiausiai. Tai sakai, nebesinori nieko daryti, bet visgi studijuoji, tai ar kaip tau pavyko suderinti darbą su mokslais? Gan sunku iš tikrųjų, bet vis tiek, kad kiekvieną vakarą tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, nesimokau ir kartais į savaitę nei kart netenka mokintis, taip grinai vienam atsisėdus, nebent nei paskaitas, bet tai manau vis tiek yra, kaip jau mokinės. Bet irgi laisvu nuo darbo laiku, kartais net neišeina nueiti paskaitas, o šiaip didžiausią laiką skiriu mokslam, kai jau atsiskaitimas, kolis arba egzaminas. Tai čia galbūt šioks toks vadovų privalumas, kad gali suderinti studijas, kadangi žinom, kad paskaitos Vytauto Didžiojo universitete yra neprivalomos, tai ar čia įžvelgi tą pranašumą prieš kitus universitetus, kad gali suderinti darbą su mokslai? Taip, visiškai. Kodėl? Todėl, kad aš pasirinkau VDU dėl to, kad čia yra laisvas universitetas, kaip sako, liberum, ne? Taip. Toksai ir tiesiog tu gali ir dirbti, ir turėti kažkokių kitų veiklų, ne vien tik paskaitas mokslai ir kalti tą sausą teoriją, kurios, realiai šiuo laiku tai dabar tikrai niekam nereikia, tiesiog reikia žinių, kažkokių praktikos ir šiaip suvokimo apie bendrą visą darbą, specifiką ir šiaip. O kaip mokslai pačiam patinka, patenkintas tai, ką mokais? Jo, aš šiaip žadu sėti gyvenimą su savo specialybė, mokausi marketingo vadybą, šiaip tiksliau vadinasi specialybė, bet man patinka pats tas rinkodaros procesas, bendravimas su žmonėm tikrai yra daug labai... Tai labai suderina į savo darbą su mokslais. Kaip tik mokinausi marketingą, dirbau telemarketingę, pamačiau truputėlį to marketingo tokio, grinai, kaip sakoma, vos nebrukimo, kišimo. Iš dalies patiko, iš dalies ne, tai tiesiog. Dar prieš tai minėjai, kad lieka laiko ir laisvo ir nuo mokslų, ir nuo darbų. Tai koks yra tavo laisvalaikis, kuo užsiemi? Mano laisvalaikis nėra labai jau įvairus, ten turminį knygų neskaitau, nekeliauju. Kaip knygas skaitau, bet tikrai irgi nedažnai, nes kartais nelieka laiko. Bet vis tiek toksai labiau teikia pirmenybę sportui ir buvimui su draugais, nes tiek geriausi mano draugai, su jais visą laiką sportuojam, tiesiog buvimas tarp draugų ir šiaip yra geriausias poilsis nuo viskas šiaip. Tai sportu užsiemi bendrai ar kažkokią atskirą sporto šaką labiau? Tinklinį, krepšinį, bet šiaip šiaip galiu žaisti viską, bet daugiausiai laiko, kaip ir manau, dauguma lietuvių žaidžiu krepšinį.
Tai krepšinį žaidži profesionaliai ar tiesiog mėgėjiškai? Ne, profesionaliai ir gal net mėgėjo lygio nepasiekėm kartais, bet kaip pakrenta, žinai, bet turiu menį, kad tai tiesiog yra toks mano laisvalaikis ir žaidžiu su savo draugais, mes gerai praleidžiam laiką, kartu pasportuojam, naudos kūnui kažkokios ir šiaip palisi, tiesiog pramoga tai yra. Tai nauda kūnui ar daugiau ir sielai ir apskritai? Ir kūnui, ir sielai, ir apskritai, žinok, viskam nauda, tik manau tikrai geriau nueiti krepšinį pažaisti su draugais, negu ten alų gerti. Bet tikriausiai alaus irgi kartais būna tavo gyvenime, tai pasitaiko. Nu, tikrai. Kaip tikram studentui. Jo, kaip tikram studentui tikrai dabar alaus man pasitaiko. Nu, kaip, nevengiu išgerti ir minėti tą vieną alaus bokalą, bet dėl to ir kažkaip nesigaliu, nes kartu ir noriu dar pasimėgauti tokio studentiško laisvo gyvenimu, kai dar nėra šeimos, vaikų, kažko ten rūpintis. Turminį, aš pats už save atsakingas ir dabar kol kas to labai patenkintas. O kai bus ateityje, tai, manau, truputėlį pasikeis viskas. Tai dabar jau sakai, esi pats už save atsakingas. Aišku, 12 klasėje toks nebuvai, tai labai įdomu tas tarpsnis. Nuo 12 klasės, dabar jau antrakursis. Kaip manai, kaip pats pasikeitė ir kaip iš šalies tavo atrodo, koks buvai žmogus 12 klasėje ir koks esi dabar jau pabaigęs beveik antrą kursą, jau 2 metai praėjo universitete. Ką tau davė tie 2 metai, ar ką atėmė iš tavęs ir panašiai? Nu, tie 2 metai supratau, kad be mokslo šiais laikais niekur negalėti, to labiau mokintis, supratau dar kartu, kad mokintis irgi neužtenka vien, reikia ir kažką dirbti, kažką veikti papildomai, jeigu tu nori kažką gero turėti ir gerą darbą ten turėti ateityje. Ir šiaip, turime, kai buvau 12 klasėje, tai maniau, kad tik mokytis ir dar kartą mokytis. O atėjęs į VDU universitetą supratau, kad mokintis vien neužtenka, reikia ir turėti savo kažkokių pomėgių, mąstyti ir kažko siekti vien to tikslo, nes kai kitos universitetuose vien kala sausą teoriją, turime nieko daugiau neveikia, nes negali daugiau veikti, nes labai mokslai spaudžia ir labai sunku jie mokintis, aišku. Taip. Tai čia vėlgi VDU, taip sakant, pliusai VDU, taip? Jo, pliusai VDU kaip tik man, tokiam tikrai negalėčiau mokintis kažkokių tiksliųjų mokslo arba ten būti daktaru, šiaip supratau. Su chemija ten. Matau, kad iškalbą tikrai turi ir kalbėti gali valandas, bet dabar jau pabaigai norėčiau, kad kaip studentam nuo savęs kažkokį tai žodį, palinkėjimą, nežinau, ar kažkokios motyvacijos įpūst jiem, nes yra daug, manau, studentų, kurie praradė motivaciją, galbūt kažko siekti ir panašiai, tai dabar tau žvaigždžių valanda, įpūsk jiem motivacijos, Juliau. Šiandieną skaičiau straipsnį, kuris pasirodė, kad VDU daugiausiai praeitais metais išleido bedarbių. Taip, kas penktas absolventas be darbo, tai norėčiau pasakyti, kad tie, kurie verkia labai, kad baigiau VDU ir neturiu darbą, tai kiekvienas, manau, savęs paklauskit, ką aš padariau, kad ar viską atidaviau 100%, kad gaučiau tą darbą, pabaigęs ir gerą darbą, pabaigęs per tos studijų metus, nes, kaip minėjau, tikrai VDU augina laisvai mąstančias asmenybės ir viskas priklauso tik nuo mūsų, nereikia versti kalties ant dėstytojų, tarkim, arba šiaip pačios VDU sistemos, nes mes gaunam visišką laisvę ir mes ją turim išnaudoti tinkamai. Tai, manau, nenusiminkit ir stenkitės patys viską daryti, nes tikrai niekas gyvenime ant lėkštutės nieko nepadės. Dėkui, Juliau. Ačiū tau, Šarūnai. Buvo malonu. Iki.